Nu, pažiūrėkim jūsų santykių perspektyvas. Tai tiesiog. Pažiūrėkim pirmą, kokia jūs esat moteris. Vyrai, apsiverskit savo. Kokia jūs esat moteris. Esat moteris santykiuose, esat moteris, kuri mokinas. Čia aiškiai yra moteris ilgalaikiuose santykiuose ir kuri yra nepatenkinta savo nuolatiniu vyru. Galbūt netgi kažkokiam tai konflikte. Nes jūs viską pati turit nešti ant savo pečių ir jūsų tai nedžiugina. Jūs ištisai mintyse pergalvojat arba netgi savo mintyse, kad jūs viską vieną pati nešat, o jisai nelabai jums padeda nešti tą naštą, finansinę naštą, aš turiu omeny. Ir jisai tik tai galvoja, kalba apie tai, kad žodžiu, jisai irgi prisidės finansiškai prie šeimos ir planuoja, bet viskas taip ir lieka, kaip ir buvo, ir abudu tikitės vienas iš kito, kad kažkas pasikeis. Jisai žiūri į jūs, o jūs žiūrite į jį. Ir jums nelabai sekas jį pajudinti iš tos vaikiškos minčių pozicijos. Ir jisai nieko dėl to kol kas nedaro. Viskas yra tik tai mintyse kol kas. O jūs esat pati labai aktyvi moteris. Jūs esat planuojanti, jūs esat ne tik tai planuojanti, bet ir daranti. Ir aš matau, kad jūs ir artimiausioje ateityje turit kažkokiu tai planų. Ir aš matau, kad jūs ir studijuojat tuo pačiu. Ir kad jums yra tikrai labai sunku, didžiulė našta viską panešti pačiai savo, ant savo pečių. Ir jūs norit būti moteriška ir moteris, ir seksuali, ir žodžiu svajojat apie tai, kad viskas jau yra vieta, kad viskam jau viskas būtų laikas pasikeisti. Bet niekas nesikeičia. Kol kas ir savo santykiuose jaučiat vienišą. Jaučiatės vienišą, nėra tos pilnatvės, kuri turėtų būti tarp partnerių. Todėl netgi yra mintis viską palikti praeitį. Nes jau taip yra nusibodę jums kovoti su visu šitu, su visa šita situacija, kad jūs daugiau ir daugiau liekat abejinga. Jo. Abejinga viskam ir skaudančia širdim. Tai va, jeigu tai esat jūs, pažiūrėkim, kokios jūsų santykių perspektyvos. Ar yra dar kokios nors perspektyvos su šito žmogum, o gal jau kažkas kitas yra ateinantis į jūsų gyvenimą.
Kas tai? Rūpinatės vaiku. Jeigu turit vaiką, jeigu neturit vaiko, tai rūpinatės mažais dalykais, finansinė situacija. Rūpinatės pati savim. Bet jūsų gyvenime ateina kažkokie tai greiti pasikeitimai. Bus kažkokie pasikeitimai. Ir pažiūrėkim, kokioj būtent srity šitie pasikeitimai. O pasikeitimai ateina į jūsų santykius būtent. Ir jūs turėsit labai greitai priimti sprendimą. Ir tas sprendimas bus išeiti šitų santykių, nes tai jums yra per sunku. Tiesiog šitie santykiai jums yra per sunki našta. Taip. Pasirinkimą jūs turėsit. Čia galbūt netgi skyrybos. Čia, gal jūs netgi santuokoje esat. Kol kas naujo vyro aš nematau. Aš matau tik tai, kad jūs pati viską nešat ir žodžiu, jūs priimsit sprendimą tiesiog nutraukti šitą ryšį ir šitos santykius ir išeiti. Ir šitam žmogui tai gali būti netgi labai staigus smūgis, nes jisai, aš matau, gali būti, kad jisai net vartoja alkoholį. Jisai yra užstrigęs alkoholį ir žodžiu, turi galbūt netgi kažkokių priklausomybių su tuo. Jo. Ir jūs kaip ir duosit jam ultimatumą, kad jisai turi pasirinkti arba šeimą, arba alkoholį. Čia gali būti susijęs su tuo būtent alkoholiu. Ir kitokiu atveju jūs tiesiog išeisit iš šitų santykių. Tai va, o kaip bus? Nu gerai, jeigu jūs duosit jam, jeigu jūs liepsit jam pasirinkti, ar jisai pasirinks šeimą. Paklauskim, ką kortos pasakys, ar jisai pasirinks šeimą. Ne, jisai nepasirinks. Jisai nepasirinks šeimos. Čia galbūt jau netgi labai stiprios priklausomybės yra. Tiesiog jisai išeis iš šeimos
greičiausiai ir nieko nedarys. Bet jisai gali pradėti dirbti. Jisai gali pradėti išsigandęs, kad jūs jį paliksit, jisai gali susirasti, ar jeigu jisai nedirba iki šiol, be abejo, jisai gali susirasti darbą. Ir jisai gali pradėti dirbti. Nes man jau čia rodo naują pradžią visiškai. Jo, jisai gali daryti pasikeitimus būtent dėl šeimos. Jo. Nors jam bus labai sunku dėl to. Ir labai sunkiai seksis. Išeiti iš savo komforto zonos, nes jisai užstrigęs visame tame ir jam yra gerai taip, kaip yra. Čia jums yra negerai, o jam yra gerai taip, kaip yra ir jisai kol kas nematau aš kažkokiu labai drastiškų norų tai yra. Jo, bus daug konfliktų tarp jūsų dėl to, nes jisai aiškiai rodo, kad tai yra priklausomybė. Jo, jam tai yra socialinis toksai išėjimas į socialumą, nes jisai tiesiog matomai kitokio gyvenimo ir neįsivaizduoja. Čia gali būti netgi labai stiprios priklausomybės jau prie viso to. Jo, ir gali dėl to kilti labai daug konfliktų šeimoje. Paskutinė korta, būtent šeimos korta. Ir tai rodo, kad jisai yra priklausomas ir kad nori jisai tos šeimos, bet ar jisai sugebės kažką pakeisti, tai jo, tai tik tai jam spręsti. Toks buvo pirmas variantas. Nu ką, antras variantas. Apžvelkim jūsų santykių perspektyvas. Tai pažiūrėkim pirmą, kokia jūs esat. Pažiūrėkim, kokia yra jūsų šiandieninė situacija. Nu, jūs galbūt netgi kelioniai. Arba planuojat kelionę kažkokią tai. Kelionė gali būti susijusi su darbu. Arba tiesiog tai yra jūsų pasirinkimas iškeliauti. Arba galvojate apie kelionę artimiausiu metu. Nu ką. Nu taip. Šiandien krenta kortos tiesiog neįmanoma. Tai Nu, kelionė gali būti greičiausiai susijusi su pinigėliais. Ir tai gali atnešti jums finansinę gausą. Arba poilsį. Kažkokį tai. Esat stabili moteris, gerai uždirbanti, turinti
stabilias pajamas, gerai atliekantį savo darbą. Ir jaučiatės laiminga šiuo momentu. Tik vat nematau. Yra kažkokia griūtis buvus su kažkokiu partneriu. Arba kažkokie labai stiprus konfliktai iš tikro, kurie supurtė. Kurie yra supurtė jūs, bet arba jūs jį palikot, arba kažkokios skyrybos gal vyko su kažkokiu jaunesniu galbūt truputį už jūsų žmogų. Čia gali būti jaunesnis arba gali būti jaunatviškas tiesiog žmogus. Toks einantis į aštraus žodžio, negalvojantis, ką sako, žodžiu, visiškai jokio mąstymo, skubantis labai. Ir kaip ir norėtus, kaip aš suprantu iš kortų, kad vėl ateitų nauja pradžia, kad vėl jūs susitaikytumėt, norėtųsi to susitaikymo. Ir jūs to tikitės iš jo, nes jis kažką yra jums padaręs ar galbūt pasakęs. Jo. Jo, čia tas konfliktas supurtė abudu, nors jūs jaučiatės, kad jūs esate teisi. Bet jisai yra supurtęs abudu šiaip. Ir jisai, ir jūs abudu pergyveno dėl to. Nu ir pažiūrėkim. Išsiimkim kelias kortytes iš šitos labai gražios saladės, kurią aš labai mėgstu. Pažiūrėkim. Čia kažkoks labai, žodžiu, duoda labai nevienodus signalus jums žmogus su kauke. Ir jūs galvojat, kad tikrai dar nėra pabaiga ir kad jisai tikrai grįš. Nors jaučiatės, kad jisai jau jūs prarado ir jūs nusipelnėt kažko daug geresnio. Bet jūs irgi nesijaučiat labai gerai tame. Jūs jūs esat kaip ir priklausoma nuo šitų santykių ir šitie konfliktai jau ne pirmą kartą jūsų santykiuose. Ir jūs kaip ir jaučiatės, kad čia gali būti netgi tokia situacija, kad besikartojantis konfliktai, kur jūs išsiskiriat ir vėl susitaikot, išsiskiriat ir vėl susitaikot. Ir taip tarsi ir nuolatos. Ir jūs tarsi jau esat ir nusprendus daugiau
nesiaiškint ir tarsi ir nusprendus išeiti šitų santykių, bet vis tiek analizuojat situaciją iš naujo ir iš naujo ir kiekvieną kartą iš naujo ir iš tikro tai yra didžiulis skaudulys irgi jums šitie santykiai, nes jie jums neša tokį vis pergalvojimą, peranalizavimą iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Ir žodžiu, atrodo, tie peranalizavimai niekad nesibaigs. Nu ir gerai, pasakyk tada, kokia šitų santykių perspektyva. Nu, tokia ir perspektyva, kad jūs jau esat nusprendus tarsi ir išeiti ir viską palikti. Bet vis tiek jūs laukiat iš jo žinutės ir vis tiek jūs norėtumėt, kad jisai grįžtų pas jūs. Ir kad jisai įvertintų pagaliau jūs, nes jūs jaučiatės nepakankamai įvertinta. Jo, kad jisai įvertintų jūs ir jūsų pastangas. Čia dabar jau. Bet jūs esat nusprendus taip lengvai neatleisti jam. Ir aš tai, ką aš matau, čia yra tokie karminiai santykiai, kurie labai sunkiai vystos. Ir čia yra reikalinga galbūt netgi pirmiausia pasveikimas kažkoks, nes jaučiatės kaip žodžiu, kaip ten jį vadina, slave. Nu, kaip uždaryta į tokį narvelį, tokiam narvelį, tarsi ir norėtumėt labai išeiti ir norėtumėt to poilsio ir ramybės ir to poilsio ir ramybės kažkaip nėra, nu ir kaip, nes jisai yra labai vaikiškas, jisai sako bile ką, daugiau kalba, negu kad kažką tai daro. Ir nėra stiprybės visame tame. Bet yra jausmai. Ir iš jo pusės irgi yra jausmai. Ir aš manau, kad jisai ateis su žinute būtent apie jausmus. Bet tai nebus labai greitai. Jo, tai nebus labai greitai. Nu gerai, o tai dėl ko jūs čia sukonfliktavot? Nu, čia būtent dėl jo. Būtent dėl jo, kad jisai, žodžiu, yra kontroliuojantis, gali būti netgi toksai nesitvardantis, turintis begalę psichologinių problemų. Jo. Jo, bet kad jūs gausit žinutę iš jo, tai tikrai taip, nes jisai galvoja apie tai. Jisai galvoja ateit pas jūsų žinutę būtent.
Jisai galvoja apie jūs. Jisai galvoja apie jūs. Mes galim pažiūrėti dar su kitom kortom. Gal kažką kortos mums pasakys, kada maždaug jūs galėtumėt tikėtis tos žinutės. Kada jūs galėtumėt tikėti žinutės. Nu ne, šitos kortos irgi nekalba apie tai. Kažkokio tai laiko kol kas nėra. Yra tik tai sakoma, kad jūs laukit žinutės, nes jisai galvoja apie tai. Laukit, dirbkit savo. Laukit, dirbkit savo. Nu gerai, dar paklauskim. Jeigu jūs pati jam parašytumėt, nu tada jisai turėtų pasirinkimą. Nu čia rodo apie pasirinkimą būtent. Rodo apie pasirinkimą, ar tai jie jo, rodo tik tai pasirinkimą. Ar darys, ar nedarys, žodžiu. Jisai tada būtų kaip ir čia pamalonintas, žodžiu. Ir jo gali būti netgi tokie uždelsimai iš jo pusės, kad neatsakytų iš karto jisai jums, tiesiog truputį uždelstų, bet jisai irgi norėtų, kad jūs jam parašytumėt ir jisai laukia tos žinutės iš jūsų. Jisai nenorėtų jūsų prarasti. Tai tiesiog toks buvo antras variantas. Žiūrim trečią. Nu, pažiūrėkim, kokios jūsų santykių perspektyvos. Kokios santykių perspektyvos yra trečiam variantui. Nu, taip krenta kortos. Arba čia kažkas apie jis galvoja, arba apie mane. Bet jau taip krenta kortos, kad tiesiog neįmanoma. Ir aš jo 2 kaladės kartu sumaišiau. Nu ir gerai. Ir pažiūrėkim, kas jūs esat per moteris, tada, kad jau sumaišiau, tai sumaišiau. Nu, pažiūrėkim, kas čia. Koks yra žmogaus apibūdinimas. Nu, čia irgi žmogus kažkokiam poilsį, visiškai darantis savo malonumus. Moteris Queen of Swords. Tai čia būtų moteris, kuri daug galvojanti, viską apgalvojanti, pirmiausia prieš darant protinga moteris. Galbūt netgi kažkur atostogose išvykus arba gyvenanti kažkokiam tai saulėtam ir šiltam krašte. Gali būti moteris dirbanti su muzika. Taip irgi gali būti. Gali būti moteris, kuri turi vaikų jau ir stabiliuose santykiuose. Jo, tikrai stabiliuose santykiuose su irgi taip pat vyru of Swords.
Nu ir čia, žodžiu, juos sieja jausmai arba jūs sieja kažkokią kelionę kartu. Jo. Ir vėl nukrito korta. Kas čia yra? Bet nežiūrint į tai, kad moteris yra santykiuose, galbūt tie santykiai jau yra ilgalaikiai ir jinai čia jaučias gan vieniša šituose santykiuose ir norėtus kažkokio čia aš matau yra daug judėjimo, labai daug judėjimo. Vyras gali būti gydytoju, gali būti jausmingas, gali būti oro ženklo atstovas, tai yra oro ženklo atstovas, tai yra dvyniai, tai yra, dabar netgi pamiršau, kas ten dar yra. Nu, žodžiu, bet neprisiriškim prie ženklo, tai gali būti labai protingas žmogus, garbingos profesijos, vilkintis uniformą ir toksai daug mąstantis, labai keliaujantis, daug. Ir apskritai galit šiuo momentu, kai žiūrėsit šitą būrimą, turėti kartu tokią gražią, džiugią kelionę ir netgi būt kelioniai. Tai vat. Jo, bet jūs jaučiatės vieniša, jeigu jau esat ilgalaikiuose santykiuose, tai noris kažkokio tai žipsnelio savo santykiuose, savo to tokio žipsnelio tokio jausmų santykiuose, nes viskas yra jau labai pastovų, labai priprasta, labai žinoma ir vyras irgi nelabai romantiškas čionais, jisai toks labiau businessman, kur žodžiu ir šeima yra tokia labiau sandoris, negu kad kažkoks tai džiaugsmas ir kažkokios tai emocijos. Darot tai, ką reikia daryti, žodžiu. Ir gyvenat, nes turit gyventi, bet jausmų čia labai daug nesimato. Matos tik tai tas naštos nešimas ir darimas, nu, žodžiu, tai, ką reikia daryti. Tai va, toks signifikatorius. Arba tokia esat jūs, kaip jūs apibūdina mano kortos šiandien. Pažiūrėkim, ką sako apie jūsų santykių perspektyvas. Nors nieko aš čia blogo ir nemačiau, tarsi nieko ir nebūtų ką jums pasakyti, bet kad jau mūsų būrimas toksai šiandien, tai ir pažiūrėkime. Nu va, džiaugsmas čionais.
maži džiugus tokie ritualai, apie kuriuos jūs svajojat, tai jie tikrai ateis į jūsų šeimą. Ir jūs patys, sako, kortos galit pasirinkti ir kažką daryti dėl tų santykių. Kad tas gyvenimas taptų dovana, o ne tik tai galvot. O ne tik tai galvot apie tai, kad kažkas dėl jūsų kažką turėtų padaryti. Sako kortos, kad jūs pati esate abejinga. Abejingam tam darimui. Daug galvojat ir nelabai ką darot. Bet bus ateis pas jūs, sakau, bus čia tasai širdies džiaugsmas, mažos, trumpos akimirkos, vat kaip ir mačiau, kad jūs esate arba grįžus iš atostogų, arba jūs esate atostogose, arba jūs būsite atostogose, arba čia artimiausiu metu yra planuojamos atostogos būtent ir apie tai galvojama. Ir kadangi apie tai yra galvojama, tai tas džiaugsmas su tuo žmogum, su kuriuo, arba netgi ir jeigu vaikų turit, tai ir su vaikais kartu jau čionais bus tikrai. Jo. Nu, čia daugiau rodo tokius gerus šeimos praleidimus, geras tas valandėlės šeimoj, ramybę. Ramybė, žodžiu, šeimoj, ramybė, kažkokį tai planavimą, stabilumą. Jau čia yra stabilūs santykiai. Stabilūs čia yra stiprus santykiai. Ir man rodo tokį būtent džiaugsmą su vaikais, su šeima, ramybę, gijimą. Rodo naują pradžią. Gali būti, kad sulauksit dėmesio iš kažkokio vyro, bet būkite atsargi, nes šitas vyras ateina būtent apverstas, tai reiškia, kad jisai gali būti ir arogantiškas, ir žodžiu nusivylęs toksai, ir visiškai netgi bankrutavęs gali būti, neturintis, arba gal turit kažkokį tai gerbėją, kuris, žodžiu, rodo jums dėmesį ir yra nelaimingas. Bet man rodo kažką naują pradžią, kad čia nėra kažkokių tai santykių kol kas ir būkite atsargi, nes šitas vyras gali būti, nu, tikrai nepasaviems santykiams, čia labiau toksai meilužis, kuris gali atnešti tik tai didžiulę naštą ir didžiulį skausmą, bet ne kažką tai gero. Ir čia žmogus su priklausomybėm, su žodžiu oi, ne, čia nieko gero čia su priklausomybėm, su visokiom problemom, emociniam ir psichologiniam. Ir jeigu yra kažkoks atneš tik tai širdies skausmą ir žodžiu, ir tik tai atneš
Nu, tik tai širdies skausmą jisai čia gali atnešti ir žodžiu trigubus santykius, ne meilužiškus santykius, jisai net neš jums nieko stabilaus ir nieko gero. Ir gali būti taip, kad jisai pasinaudos tiesiog ir išeis iš jūsų gyvenimo. Ir jūs paliksit tada su visu savo skausmu ir su visais savo skaudžiais jausmais, kuriuos turėsit išsigydyti. Arba jau taip yra jūsų gyvenime, arba dar tik bus, kai jūs turėsit pasirinkti. Bet arba jau buvo netgi tai jūsų gyvenime, kai jūs turėdama savo vyrą, turėjote dar kažką iš šalies ir žodžiu, ir tai nebuvo nieko gero, atnešė tik tai skausmą ir ašaras. Ir jo čia nėra jokios garbės, čia yra labai negarbingas žmogus. Labai negarbingas žmogus, kuris nieko gero neatneša. Tai tiesiog kortos sako, kad būtumėt atsargi ir vengtumėt tokių visokių dalykų, kurie jums neneša nei emocinės pilnatvės, nei garbės. Tai va, tai toks buvo trečias variantas, jeigu kažką radot sau. Tai iki kitų susitikimų.